Mėta klausė, Vaida, ar matėte filmą Tadas Blinda pradžia? Kokį įspūdį jis paliko jums? Mačiau ir man paliko gerą įspūdį. Aš kažkaip labai nesigilinau ten tą istoriją, kaip ten, kas ten yra. Na, gal užkliuvo keletą tokių visokių ten tokių dalykėlių. Nu, man užkliuvo labiausiai tai taip, kad 7 vyrai su pagaliais prieš Mes kitus paslėpėme. caro armiją, kur yra su šautuvais galingais ir tie 7 vyrai nugali. Bet tai čia vėlgi yra patriotizmas, heroizmas ir taip toliau. Ir čia, bet tai čia yra tokios smulkmenos. Tai yra, šiaip man filmas labai patiko. Labai patiko. Man patiko ir Manto vaidmuo, ir Jokūbo Bareigio vaidmuo. Ir jo draugo, kuris žuvo, labai patiko. Visų vaidmuo. Edmundas iš viso nerealus, Dainius Kazlauskas, mano vaikystės draugas. Nu, kažkaip nežinau. Filmas geras, pirmas toks lietuviškas, kad būtų filmas toks, kuris taip žiūri ir gražu, ir graudu, ir gero. Kaip manote, kodėl būtent dabar, beveik tuo pačiu metu, Tadas Blinda išvydo naują šviesą tiek kine, tiek teatre? Galiu gal aš atsakyti, tai ne visai, galbūt tuo pačiu metu, todėl kad ir pernai metais jau vyko pati premjera Tado Blindo spektaklio, muziklo. Pernai metais vyko 3 ir 4 premjeros. 5 ar 4. Tai, kas susijęs su filmu, filmas irgi turėjo startuoti anksčiau, bet dėl tam tikrų priežasčių, finansinių ir kitų, jis startavo, kada startavo. Rugsėjo gale. Dėl ko tai prisimenu dabar? Tiesiog sutapo, taip aš manyčiau. Sutapimas. Matėjus klausė, iš ko jūs, jei būtumėt Blindas šių dienų Lietuvoje, atimtumėte ir kam atiduotumėte? Čia Jokūbo? Abiems. Iš ko atimtume? Ne iš nieko netimčiau, šiaip jau. O prisidėti, tai visiems, man atrodo, galima prie tų tiems, kuriems reikia pagalbos, mes visi galim prisidėti savo kažkokiais tai darbais, akcijom, nes yra daug akcijų, daug įvairiausių, ypač prieš Kalėdas suaktyvėja paramos fondai. Vieni prisideda pinigais, kiti rengia gražius koncertus, kuriuose aš, pavyzdžiui, visą laiką dalyvauju ir prisidedu taip, sakykime, prie paramos, savo balsų, dainuodama, kad potvinė, tai turbūt lengva būtų pasakyti, ai, čia tas per daug turi, galima atiduoti čia, tai jis irgi uždirba pinigus kažkaip. Santvarka yra ne ta, kad atimti iš kažko, taip jau buvo. Ir kažkam tai atiduoti. Iš tikrųjų svarbiau yra turbūt subalansuoti, kad tiek tas, kas neturi ir kam trūksta, turėtų pilną galimybę ir teisę ir galimybės užsidirbti, o tas, kas, sakykime, ir tai šiandien taip daro, kad tai vyktų skaidriai, nekorumpuotai, sąžiningai ir panašiai. Ir tada, manau, susibalansuotų viskas. Joana klausė Jokūbo, ar smagiau filme būti Motiejumi ar miuzikle Tadu? Turbūt jau galima jūs vadinti šios istorijos ekspertų. Dar reikia tokį mano filmą, jau pilnas komplektas. Jeigu iš tiesų, tai prisimenant kiną, buvo įspūdinga vasara. Nieko tokios nebuvo iki tol. Nuostabi atmosfera ir panašiai. Buvo geras, sakykime, išvystyti tą rezultatą, vienoks jis ir kitoks yra. Čia vėlgi yra kita specifika, viskas vyksta teatre, viskas vyksta čia ir dabar. Ir tai jau kai prasideda, jau yra nebesustabdoma. Viskas tai prasidėjo, pirmie akordai ir viskas pradeda ristis, sakykime, nuo kalno, kaip sniegas grįžta. Tai yra skirtingi išgyvenimai. Čia yra daugiau adrenalino. Filmavimo aikšteliai visada yra laiko pasiruošti. Jeigu tu nepasiruošęs, tavęs nefilmuos. Jeigu kažkas nepavyko, tu tai pakartosi sekančiam dublį. Čia pakartot galėsi tik tai sekančią dieną.
Man tai ypač aktualu, nes aš nesu dainininkas ir kartais jaudinuosi dėl savo, ne tiek pasitikiu, sakykime, kaip kiti dainininkai, bet tikiu, kad viskas bus tvarkoj, bet iš tikrųjų man kaip aktoriui tai tas adrenalinas ir tas jausmas iš tikrųjų patinka. Kristina klausia, ko reikėtų tikėti žiūrovams šiemet mačiusiems filmą apie Tadą Blindą ir einantiems į miuziklą apie šį herojų? Ar nebijote, kad dėl šios istorijos dubliavimo su miuzikle apsilankys mažiau žiūrovų? Kaip pasakyti, nežinau, aišku, kino nereikia lyginti galbūt su televizija, bet be abejo, kad tas audiovizualinis menas, jisai yra populiaresnis. Jeigu įmant televizijos ir teatro statistiką, tai 100 žiūrovų tik tai 7 ateis į teatrą ir likę 903 pasižiūrės televiziją. Čia vis tik tai yra teatras ir pirmiausia tai yra, kaip pasakyti, vakaro pramoga, vakaro reginys. Tai ar būtų kažkoks projektas, kuris jūs sudomintų? Galbūt šokti neįčiau. Kodėl? Dėl kelių priežasčių, iš tikrųjų dėl to, kad nemoku šokti. Tai viena, tai pakankamai svari priežastis, kita yra ta, kad labai daug laiko jisai atimtų. Tiesiog, prieš tai man teko, nes 2 dalyvau dainų projektuose, tai vis tiek tu repetuoti gali ten ar automobilį, ar mašinui, pats pasirinkti laiką. Šokiai vis tik reikalingas partneris, labai daug reikia laiko praleis, automatiškai tu turi daug ko atsisakyti ir panašiai, aš to nenorėčiau. Tai matau, Triumfo arkoj man neteko dalyvauti, bet iš tikrųjų pritariu Vaidai dėl to, nes tai buvo profesionalus dalykas ir jis yra pakankamai naudingas tame, kad ten viskas vyksta iš tikrųjų gyvai. Pasirodai toks, koks tu esi, tavęs niekas nepataisys, niekas savo neištiesins balsiuko ir panašiai. Ir kitas dalykas yra tas, kad televizijoje tu turi galimybę pasirodyti ir pateikti save. Kažkas tave galbūt įvertins ir tau sutaupys bent porą metų dainavimo kažkur tai, nežinau, ar kažkokiam teatre, ar dar kažkur, kol tu, reiškia, kol tave atras. Dangė klausė Jokūbo, ar jums kaip profesionaliam aktoriui nebuvo apmaudu, kad filme Tadas Blinda pradžia pagrindinį vaidmenį atliko Mantas Jankavičius, kurio aktoriniai sugebėjimai yra vertinami prieštaringai? Juk turime tiek gerų aktorių, skaitant jūs. Čia taip ir turėjo būti, sakykime, kad vertinami bus prieštaringi. Tačiau ne, man nebuvo apmaudu, aš su Mantu ne pirmą kartą, sakykime, dirbom, mes prieš tai susipažinom miuzikle Meilė mirtis Veronai. Jis ten taip pat nebuvo aktorius, jis aišku kaip dainininkas, bet ten aš pažinau žmogų labai užsispyrusi, labai valingą, labai darbštų. Ir va tokios valios, to darbštumo galėčiau palinkėti, nežinau, visiems. Visiems tos drąsos, sakykime, su kuria jisai ėjo į kino aikštelę, valios, kur jisai išmoko jodinėti. Aš mačiau, kaip jisai elgėsi, sakykime, aikštelėj, jis pats norėjo triukus ir daugelį atliko pats, sakykime, jodinėjai. Tai tiesiog atrastas yra žmogus. Man dėl to nuoskaudų, sakykime, nėra, kad nešė su jo vietoje. Živilė, dar vieną klausimą, Jokūbai. Jūs puikiai vaidinate spektakliuose vaikams. O koks esate tėtis? Gilus atodūsis. Aš iš tikrųjų griežtas esu tėtis. Pakankamai žaismingas. Mažai kvailiojantis, bet kartu ir tas, kuris stengiasi surasti vaikam vidurį tarp laisvės dalinių, jų vystymosi ir tarp tam tikrų taisyklių, kurios, aš manau, yra galingos vaikams.
Remigijus klausė. Vaida, esate žavi moteris, o ką mėgstate daryti nemoteriško? Atskleiskite savo vyrišką pusę. Mėgstu važinėtis motociklais. Mėgstu didelį greitį. Mėgstu ekstremalų sportą. Plaukimas kalnų upė. Šaškės ne. Kągi dar čia man nemėgstu gaminti. Valgyti. Tai gana nemoteriška. Bet gaminu. Nes labai myliu savo vaiką. Ir jam gaminu su didelė meilė. Tai va, nu, net nežinau, ką čia dar pagalvojus čia pasakius apie savo. Mėgstu rengtis sportiškai. Kasdienybė, džinsai, ten suknelių siuvimo. Ir šiaip nesidažau kasdien. Nežinau, ar aš čia moteriška išvis. Žavi tokia, nežinau. Vyrai irgi kasdien nesidažo. Vyrai išvi. Nes, o kada dažosi? Prieš spektaklius dažosi vyrai. Prieš televizijos laidas. Taip, scenoje aš išsipūstau, kasdienybė su visai tokia. Net neišvaizdi. Nežinau, nerašykit. Tai va tiek. Ar jums yra sakę, kad jūs atrodote labai panašus į Holivudo aktorių Marką Wahlbergą? Mark. Taip, iš tikrųjų. Esu girdėjęs. Priklausomai nuo amžiaus ir nuo šukuosenos, nes prieš 5 metus kažkam priminė Matthew Damoną dar. Bet jo, Markas arba Mark Wahlbergas, jisai tas jau dažnesnis variantas iš tikrųjų. O jūs savo pačiam? Kažkada kažkur aš tą išgirdau iš tikrųjų, kad ten panašus ir aš pasižiūrėjau iš tikrųjų nuotraukas, nu kai kur jo. Buvo iš tikrųjų vienas filmas su Mark Wahlbergu ir kažkaip, nu, tam filme tai tikrai buvo daug tokio panašumo, man, nežinau, šiaip įdomu buvo, kartais atrodo, žiūrėk, aš irgi panašiai čia taip gal darau. Tai va, reiks paklausti jau iš tikrųjų.